Sveiki, čia vėl su jumis Mr. Lukšė ir jau antras epizodas. Aš buvau biški kasinėti ir čia biški susirinkau Rubin, Tin, Copper ir va iškepė Silver. Tai aš dar atradau tokią šaktą, tai einam aprodysiu. Ne šaktą, ten galima sakyti urvas kaip. O, jau užaugo dabar ten. Paskui parodys, kaip pasidaryti laidas. Čia be torčių variau. Nėra toks mažas, galėčiau pasakyti. O, dar ten kupiu. Eik tu. Dar be kordo. Mirk. Mirk. Gerai. Ai, tu ne. Pareiškia. Statai vargu. Ui, tu savo. Eina, šik čia. Ne. Šitaip tai aš nenoriu kasinėti. Labas tu. Tai va. Ai, dar neužlipau. Tai va, čia tokia kasykla, ten matot auksą, čia ten apatite, ten kaulas, ten, aišku, jūs nieko vis tik nematot. Gerai, tai einam pirmą apatite susirinkti. Iš tikrųjų, aš pats nežinau, ką tas apatite daro. Kiek girdėjau, tai jis trąšom ar ko ten skirtas. Nežinau, aš niekam jį nenaudoju. Sužinosiu ir jums pasakysiu. Auksas tai čia vertingas dėl to, kad čia galima su auksu pasidaryti deimantų. O deimantų, kiek čia dariausi visokių dalykų, tai deimantų labai jau čia reikalinga. Kolektorius visokius ten pasidaryti labai reikalingas. Va, čia Tin. Ore. Jisai ten naudojamas, dabar net nepamenu kam. Jisai daug kam naudojamas yra, tai labai lengva rasti, tai čia ne problema. Kiek aš ieškojau, tai šitam turiu vien stakais, bet niekad neišsinaudoju. Eik čia feilini šitam krūvį. Gerai, tai tada judam į priekį. Ui, tu šik. Ne, šitą vandenį. Eina šik. Čia tai aš pridirbsiu. Ei, kur užlagino. Sorry, žmonės. Kad užlagina, bet tai aš gal perrinksiu. Sustabdau, kol čia lagas. Nu va, grįžau, čia užlipau į viršų. Čia va yra marble, kaip čia pasakyti, iš šitų 4 marble
susideda iš šitų keturių, va, kaip workbenchas, kaip jis marble brick susideda. Tai va taip atrodo. Gerai, paskui va tas mėlynas. Tai čia yra kaip deimanto, kas toks pikeksas pasidaro, tai kaip deimanto greitumas, turbūt daugiau išlaiko, tai yra safyras, emeraldas ir toks raudonas rubi. Tai va, safyras, ten emeraldas, čia ironas. Ironai irgi šiaip nemažai reikės, bet... dar tas safyras ir emeraldas, tai, jie kaip deimantai, tai kad jie negali iškirsti obsidianą. Eina, šiek nukrito. Iš ten tai nešoks. Gerai, galėsim vieną pasidaryti pikeksą. Va, kuper. Ne. Palaukis. Na va, grįžau. Čia buvo biškai techninį nesklandumą. Tai va, čia kuperis. Iš jo darosi laidai. Jis skaitomas kaip varis. Čia tina dar kasu prie to pačio. Čia apsirūpinsim, paskui pradėsim su elektra dirbti. Tai turbūt pirmą, ką darysiu, tai turbūt generatorių. O, emeraldo irgi matosi, kad už 3 bus. Gerai. Reikia jo ko daugiau. Va, 5 tuos, 5, 3 tuos, 5 tuos. Ne, bananas. Va, ironą prisikasim. Va, ir vėl kuper. Kuper tai nėra toks jau retas dalykas. Turbūt retesnis ironas. Ne, kuper daugiau ten būna po 16, po 19 vienoj vietoj. Nors aš tiek esu radęs. Čia irgi tenas. Čia būna labai panašus toks kaip baltas silver. Tai jisai ten darosi blue allow, ten taip, wire, ten paskui pamatysit, kaip darysim. Nepasispaudžiau apsiai. Ši. Ką aš žinau, čia dar apačioj reikės patarinėti, bet ten pilna kryperių. Oi, juos nenukritau. Kitoj serijoje turbūt parodysiu, kaip pasidaryti diving rod. Tai yra tas, kur 3 ant 3 pločio. Pirmas levelis į 12, antras į 16, trečias į šiam 4. Man rodos taip, gal ir klystu. Tai ten ieško daiktų, rodo best, ten daiktai, kokie ten tokie daiktai, visokius daiktus rodo. Tas toks dalykas geras. Labai lengva deimantų rasti, kai ten rodo į gylį 64, 3 ant 3 pločio, diving rod. Man rodos pasidarysim antro lygio diving rod kitam epizode. Va čia yra uranas.